žiūrovas. Tai tiek. Pradėsiu nuo to, kad aš asmeniškai buvau nustebęs koronės isterijos laikotarpiu. Nustebęs tuo, kaip daktarai šitai isterijai pasidavė. Ne dalis, o didžioji dauguma. Retoriškai nėra į ką kreiptis. Tai ar jie medicinos mokslus baigė, ar jie jau viską pamiršo? Man retorinis klausimas. Kitiem kartu, tai jeigu valdžia sako, taigi reikia, tai čia pasiskiepysim, kas čia tokio, taigi čia blogiau nebus. Tokios mintis, ar ne? Tai kiti grinai iš baimės. Taigi paskui neleis dirbti, neleis tą, tai reikia paklusti. Tiesiog tokia nuostata žmonių yra. Tai 30 metų, kaip Lietuva, pakartosiu, pačioj pradžioj, beprasidedanti politinė visuomenė kurtis buvo. Tai va, Tarybų sąjungos baigimosi periodu Lietuvos žmonės kaip politinė visuomenė buvo stipriai aukščiau negu dabar. Mes turėjom siekį visi ne dėl savęs, o dėl Lietuvos. O nepriklausomai Lietuvoje šitą siekį sąmoningai. Aš sakau sąmoningai, nes tai buvo žingsnis, kuris elementariai valdžios požiūrį valdžioje nedurniai buvo. Jie suvokė, ką daro. Bet jie sąmoningai išmušė, sunaikino tas politinės visuomenės daigus Lietuvoje. Ir tada labai patogu valdyti. Tai kas nuo manęs priklauso? O gal kas nors bus blogo, jeigu aš būsiu partijai? Arba reikia būti toj, kuri dabar yra valdžioj ir kur valdžia apie tą partiją kalba gerai. Čia kaip Nausėda pasakė, kad jis įstojo į komunistų partiją, tam, kad jam geriau būtų. Nors jau buvo visiška degradacija ir tos Lietuvos nepriklausomybės jau kvapas jau buvo juntamas. Bet jis įstojo. Taip ir dabar žmonės, įstosiu į tą partiją, nes tada galėsiu užimti tą ir tą. Tai šitoks mąstymas, panaikinus pilietinę visuomenę, o pilietinės visuomenės ne dėl savęs, o dėl mūsų bendro siekio turim kažką padaryti. To bendro siekio ir neliko. Aš pakartosiu šitam kontekste labai svarbu, man atrodo, kad labai svarbu ir ideologiškai svarbu, kai aš tada specialiai į Delfį dar rašydavau komentarus, kad senasis Landsbergis mane nuvylė, nes jis pasielgė kaip mafijos vadeiva. Ne kaip visos Lietuvos vadovas, o kaip mafijos. Tai tos politinės partijos dabar ir yra kaip mafijos struktūriniai dariniai. Ir tada žmogus sako, o jeigu čia nauja kažkokia, o gal jinai bus bloga, anų galios struktūrų atžvilgių, o gal dėl to aš nukentėsiu. O priedo dar tada paskutinis, kai 30 metų jie tyčiojosi iš mūsų, tai žmogus viltį, daugelis žmonių viltį beveik praradę. Aš žodį beveik įdėjau, beveik praradę. Taigi vėl galbūt išduos. Aš asmeniškai išduoti nieko neketinu, nes aš tada reiškia išduočiau save. O aš savęs išduoti nenoriu. Aš jau tiek metų elgiuosi nuosekliai, būtent taip, kaip elgiuosi. Ir mano užtat biografija tą gali paliudyti. Tai aš savęs išduoti neketinu, o tai reiškia ir jūsų visų Lietuvos žmonių aš išduoti neketinu. Geriau yra numirti tada. Ar su automatu, jeigu kas nors puls, arba tegul mane pagreitina mano likimą tiem, kuriems aš labai maišysiu. Bet aš tada tikiu, kad kažkas atsistos į mano vietą. Tiesiog tikiu. Baigiau.